Vos tik įsukus į skulptoriaus Antano Česnulio kiemą, į akis krinta jo centre stovintis didžiulis medinis malūnas, paties menininko rankomis suręstas. Kiemo centre stovi ne šiaip sau, būtent nuo jo ir prasideda Česnulio drožinių ekspozicija. 4 malūno aukštuose sudėti visi menininko konkursiniai ir parodiniai darbai, netilpę ar neradę vietos lauko ekspozicijoje. Tas malūnas pradeda. Už malūno tokia yra rūpintojėlių siena. Yra tikslas surinkti visų Lietuvos meistrų rūpintojėlius. Tai aš ten pirmiausia tą sieną padariau, ten iš tokių, kaip matysim, akmenų natūralių. Ir ten atsirado daug nišų. Tai dabar jau tie rūpintojėlių daug yra užsipildę, dar jos ne visos užpildytos, po truputį meistrai, kas nori, tiesiog geranoriškai, kas nori save kaip parodyti, save perteikti, nes kiekvienas meistras į save panašų daro paprastai su savo charakteriu. Tai aš, su kuriais dirbęs visus pažįstu. Ir per tą rūpintojėlių sieną galima pamatyti, kokia įvairovė tų meistrų yra Lietuvoje. Šiuo metu sodyboje yra apie 60 rūpintojėlių, tačiau sienoje laisvų nišų yra dar apie 40. Visas jas menininkas tikisi užpildyti. Apie savo dirbinius ir konkrečią jų vietą skulptorius pasakoja kaip iš gaidų. Viskas čia jo rankomis išdrožinėta, kiekvienas darbelis nučiupinėtas, išpuoselėtas. Už to rūpintojėlių sienos jau eina ten vien mano darbai, ten bus toks Kristoforas upiai, brenda jau 10 metų, kaip negali išbrist. Paskui tokią pušį labai unikalią turiu. Ten žmogaus ir medžių gyvenimas toks yra išdėstyti. Ten yra, reiškia, žmogaus gyvenimas praeina ryte ant 4 dieną, ant 2 vakarę ant 3 ir paskui dar šitos moteris džiaugsmas liūdesys. Paskui seks toks triptikas, žmogaus gyvenimo momentai, kada daugiausia žmonių giminės šeimų susirenka, tai reiškia krikštynos, vestuvės ir laidotuvės. Tai per tokius 3 etapus. Ten toliau toks piemenukas, paskui Eglė Žalčių karalienė, ten tas pavertimas medžiais tų vaikų ir ten tos Salomėjos Nėries tie žodžiai ant tokių bangelių. Paskui mes atsimušim į tokį milžiną, kurį, tarp kitko, vienintelį esu tokį darę žmogų, tokį, kuris kelia toninį akmenį ir tarp kitko ten kombinuotas toks žmogus, jo batai gelžbetonė, akmuo ir skrybėlė, jau pats surinktas iš 9 gabalų ąžuolo, toks galingas žmogus pamatysit. Paskui štos milžino eina toks pavasaris, kuris inkilus iškėlęs 3, laukia pavasario, matysit, jau šįmet jau išskrido varnėnai, kito pavasario laukia, paskui eina toks gėrių karalius valdovas, bet toliau teatro temą tokią vystau. Nes ten kažkada tai man buvo įdomios tos temos, tos senoviško folkloro, tai ten Žemaitis Marti, Vienuolio prieblandoje, Kreivės prie dangaus vartų, Žaldokinė, ten visos tos scenos aplinkui bus susėdę, o ten tokia bus scena, kur šokėjai, muzikantai gros, ten žiūrovai žiūrės tokie mediniai. Tai va ten tokie kartais renginukai, dabar Jonės ten šventi bendruomenė, matysite ten tokia vietovė, kur galima biškį ir pabūti ir panašiai. O ten dar paskui toliau užbaigia tokia pavėsinė, kurio išdėstas duonos kelias. Skulptorius atvirauja, dažniausiai dirbantis su ąžuolu, mat jis ilgiausiai išlieka nepakitęs lauko sąlygomis. Tačiau paklaustas apie skulptūrų drožimo terminus nutyla, esą šį klausimą iš smalsuolių girdi dažniausiai. Grybų šventį drožiam nuo 7 ryto iki 2 valandos padarom panašiai tokią figūrėlę. Jeigu teko kažkada tai būti, tokius vadinamus blitz turnyrus darom, kada dirbam kaip sportininkai, tada ant greičio, tai padarai tokį, aišku, dar daugiau eskiznis, bet dar padarom iki 2 valandos ir aukcione dar parduodė, paprastai toks yra. Mūsų toks jau yra kaip ant greičio, kaip rungtynės vyksta tarp meistrų. O šiaip kitus darbus prie namų, tai aš taip labai neskubėdamas juos dirbu. Kada yra nuotaika, kada noras, tai tada prieini, biškį padroži, vėl yra darbų kaip krikštynos vestuvės laidotuvės, tai vienais metais buvo krikštynos, kitais vestuvės, tai laidotuvės buvo dar, tai taip, kaip sako, malonumui savo drožį ir kada jau susikaupia mintis gerai, subręsta, tai tada ją, kaip sako, ir vykdai.